Жизнь одна, кайфуйте. This could be, this could be, this could be, this could be. Nu ką, šiandien yra, tiksliau gal pradėti nuo to, kad, nu ką, aš jau esu oficiali bedarbė. Šiandien buvo paskutinė darbo diena. Kokį tą masažą? O kokį tu pasiūlytų vyras man? Žmonkai Tai masažą? pirmiausia, ko tau reikia, gal tam kažkas skauda. Nu, man šiaip, aš labiau norėčiau, kad išmaikytų man pečius ir sprandą. Atostogos yra labai gerai. O atostogas pradėti nuo masažo yra dar geriau. Atsipalaiduoja ne tik kūnas, bet ir galva nuo minčių. Tad ir mūsų bendras nutarimas su vyru buvo pačią pirmą dieną atvykus nueiti į spa zoną ir užsakyti savo masažą. Kągi, mes atėjome, mums pateikė sąrašą ir mes pradėjome galvotis, kokio norėtume. Ir mūsų dėmesį labiausiai patraukė egzotiškiausiai skambantis masažas. Tai yra sultaniškas. Spėkit, koks tai? O tai yra 4 rankų masažas. Tai buvo mums abiems pirmas kartas ir nauja patirtis. O kaip yra sakoma, naujos patirtis tik praturtina gyvenimą. Prieš masažą mes dar pasibuvome ten esančiose pirtyse, jog mūsų kūnai apšiltų, suminkštėtų ir masažo metu būtų juos lengviau paveikti, išmasažuoti, jog masažas taptų dar efektyvesnis. Kas labiausiai man patiko, tai kai buvo masažuojama nugara. Apskritai net nerandu tinkamą žodžio apibūdinti, tiesiog kosmosas. Vat būtent ties nugara ir mano atmintis nutruko, aš užmigau.
Obuolai apskaičiuoti. Obuolai apskaičiuoti. Personalo daugiau negu žmonių. Taip. Nu ir gerai. Pakeičiam rankšluosčius. Mano tai tikrai reikia, nes jisai toksai drėgnas labai. Na, tai galim pakeisti. Fotografuoji? Taip. Palauk, palauk. Daug nuotraukų padarai? Taip, 15 sekundžių. 15. Einam maudytis? Einam maudytis. Norėčiau labiau gal tenisą eiti pažaisti. Nes man atrodo atsilaisvins aikštelę dabar. Kokia? Teniso. 2 prieš 2. Mes nemokam. Pasirk, pajėtų. Mūsų irgi nekokie žaidėjai. Taip, viskas tvarkuoja. Saugas linksmai. Artimus. Mažiau įvykta. O, kaip laimėt O, jau gražiai žaidimas. Ai, tu laimės iš karto stiprų varom. Gerai. Ai, gerai, žaidži. Lik. Gerai. Mažiau daug. Mums reikia
kiek atrodo kartais nedaug reikia iki pilnos laimės žmogui. Oras yra toks nuostabus, nešalta. Žinant, kad tik sezonas prasidėjo gal prieš porą savaičių, čia man atrodo. Tai nešalta, bet ir ne per karšta. Vyrui tai tobulas oras. Šiaip vat pagalvoju, tiesiog taip gera, tiesiog atsisėdame, kavos atsigerti su vyru. Ir atrodo, nieko daugiau ir nereikia. Taip gera tiesiog niekur neskubėti, kažko nesivėti, tiesiog leisti savo sustoti ir pasimėgoti šią akimirką. Kava, skane, saulutė, kaip jinai maloniai kutena tavo odą. Tikrai labai esu dėkinga už šitas atostogas. Tai pirmoji vietoje vyrui. Na ir vyro mamai, kurie pasiūlė. Tarp kitko, tai tiesiog mestelėjo tokį pasiūlymą, klausė, o jūs nenorit kartais paskutinės minutės pasiūlymą pasimti, nes labai geri buvo. Pradžioje taip skeptiškai žiūrėjau tai, bet džiaugiuosi, kad man kažkas galvoje trinktelėjo į kitą pusę ir pradėjau ieškotis iš tiesų, domėtis tais pasiūlymais ir vėliau pasiūliau vyrui. Tai šitą kelionę visiškai ekspromtu buvo irgi suplanuota. Tai dar vienas geras dalykas, kodėl aš esu bedarbė, nes galima buvo pasinaudoti, nereikėjo prie kažko taikytis, derintis, tiesiog nusprendėm važiuoti, skrendam, vis atskridom.